Tai apie padėtį šiandieną, apie perspektyvas, koks turėtų būti Ukrainos atstatymas, ar pagaliau Rusija po karo, ar šiaip kada taps Europos ekonomikos dalimi vėl, aptarsime su 4 Europos parlamento nariais. Tai ponas Petras Auštrevičius, ponas Andrius Kubilius, Juozas Olekas ir ponas Bronis Ropė. Na, diskusiją suskirčiau tokias kelias dalis. Pirmiausia, pakalbėsime apie tai, kaip atrodo Europos ekonomika dabar. Antroje dalyje, kaip atrodys po karo, ko laukti. Na ir trečioje dalyje labai trumpai aptarsime, ką tai reiškia mums kiekvienam, kaip gyvensime, kokioje realybėje ir panašiai. Ir tarp šitų tokių diskusinių blokų, sakykime, turėsime laiko ir jūsų klausimams. Tai jeigu tokių turėtumėte, kreipsiuosi jūs, kilstelkit ranką, duokite apie save žinoti ir turėsite galimybę paklausti. Na tai pradėkime nuo to pačio pirmojo klausimo ir ponia Auštrevičiau, gal jums jį ir adresuosiu. Kokios įtakos Europos ekonomikai turėjo ir tebeturi karas Ukrainoje ir ta energetikos krizė, lėtesnis ekonomikos augimas, vėlgi didžiulė infliacija ir kiti dalykai? Labadiena, ačiū, kad atėjote pasiklausyti diskusijos ir išsakyti savo mintis taip pat. Karas Ukrainoje turėjo labai skirtingas pasiekmes skirtingom valstybėm. Aš matyt pradėsiu nuo to, kad Lietuva 2019 metais, jeigu skaičiuoti mūsų prekybą su Rusija, Ukraina ir Baltarusija, tai yra tom valstybėm, kurios šiuo metu labiausiai matyti yra paveiktos karo veiksmų Ukrainoje, turėjo didžiausią priklausomybę nuo bendro vidaus produkto visoje Europos Sąjungoje. Mes buvome pirmi. Tai yra 13,5%. Kitaip sakant, mes iš esmės potencialiai esame paveikti labiausiai. Nebūtinai, kad mes prekiaujame su tom valstybėm, ypatingai su Rusija, daugiausia. Bet mes reeksportavome daug, ar ne? Ir labai daug logistikos grandinių, kitaip sakant, transporto, pervežimo, visų kitų paslaugų buvo susiję būtent su tų 3 valstybių ekonomikomis. Na tai jeigu tu esi pirmas pagal priklausomybę ir didžiausią įtaką, automatiškai ir suprantama, kad poveikis Lietuvos ekonomikai yra nemenkas. Todėl mes galbūt esame atsargiau vertindami mūsų ekonominio augimo skaičius šiais metais ir panašiai. Ir ko gero, mano manimu, ta tendencija išliks, nes išlipti iš tokios gilios priklausomybės nuo tos visos rinkos nepavyks, ar ne? Mums reikia perorientuoti prekybą, rasti kitus partnerius, bet logistikos nepakeisi, ar ne? Vis tiek mūsų teritorija yra savotiška bazinė pristatant prekes, todėl ta matyt priklausomybė išliks. O kitas dalykas, kuris yra mums ypatingai svarbus, žinoma, nelemta infliacija, kuri ypatingai 3 Baltijos valstybės paveikia daugiausiai iš ES, eurozonos narių, ar ne? Ir čia reikia matyt pasakyti, kad mes matyt susidurime dar su postpandeminiu laikotarpiu, su didelė infliacija ir būtent ta priklausomybė nuo tos prekybos zonos, kurios geografijos kaimynė mes esame. Pane Kubiliau, tada klausimas iš karto ir jums apie energetinius dalykus. Na, ponas Auštrevičius kalbėjo, kad daug ko teko atsisakyti, daug priklausomybių, sakykime, ryšių su Rusija prasme. O kaip su energetika? Mes žinome, kad Lietuva jau buvo pakankamai energetiškai nepriklausoma, tarkim, suskystintų gamtinių dujų terminalas, bet kai kurios šalis, ta pati Vokietija, turėjo tam tikrų problemų. Kaip jūs šią visą situaciją visoje Europoje, ne tik šitų šalių kontekste matytumėte? Aš matyčiau taip labai lietuviškai. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tai karas iš tikrųjų yra didžiulė tragedija Ukrainai ir visam, taip sakant, demokratiniam pasauliui. Bet iki karo Europos Sąjunga buvo priklausoma nuo Rusijos dujų turbūt daugiau negu 50%. Dabar ta priklausomybė yra drastiškai sumažėjusi. Yra likę gal 8%, aš nemačiau paskutinių skaičių. Ir tai yra gerai. Ir tai atveria erdves visai žaliai energetikai, kuri, čia matau ir mūsų energetikos vadus, Lietuva neblogai juda ir šitą kryptim. Lietuva buvo pasirengusi, pasistačius terminalą, nebebūti priklausomai grinai nuo Rusijos dujų, tai tie dalykai mums iš tikrųjų palengvino, kitom šalim šiek tiek buvo problemų,
Bet pati transformacija, atsisakant priklausomybės nuo Rusijos dujų, yra gerai ir tai gali turėti labai ilgalaikių pasiekmių, ne tik pačiai Europai, bet ir tai pačiai Rusijai. Ir jeigu Rusijos autoritarinio režimo nesugriaus pralaimėtas karas Ukrainoje, tai kas jį tikrai pakeis, tai tai, kad pasaulis atsisako dujų, o Rusijos ekonomikai tai reikš didžiulį poreikį transformaciją ir paprastai tai baigėsi tuo, kad autoritariniai režimai netekę dujų ir naftos monopolio galimybių. Bet ar taip tikrai bus? Rusija persiorientuoja į kitas rinkas, ta pati Kinija, Indija ir panašiai? Tai, čia aišku jau peršokam į tolesnius dalykus, bet net ir sankcijos naftai, jos labai skausmingai suveikė nuo praeitų metų gruodžio mėnesio, kai vakarų visa bendruomenė G7 susitarė dėl naftos kainų lubų, 60 eurų už barelį, tas labai stipriai smogė Rusijos biudžeto pajamom, nepaisant to, kad jie lik ir pardavinėja kitur. Vėlgi čia yra ką veikti ir Europos parlamentui, ir Europos visai bendrijai, nes didžioji dalis naftos, kuri yra išvežama iš Rusijos dabar į Kiniją arba Indiją, vis dar yra aptarnaujama tanklaiviais ir tanklaivių draudimo kompanijom, kurios yra europietiškos, graikai ir norvegai. Ačiū, ponia Ropė, judėkim dar prie kito tokio sektoriaus, dirbate su žemės reikalais dirbančiame, sakykime, komitete Europos parlamente. Kaip su žemės ūkiu, nes matėme vėlgi tą didžiulę infliaciją, apie ką kalbėjo jūsų kolegos Europos Sąjungoje, maisto produktų kainos smarkiai ir drastiškai išaugo, aišku, tai susiję irgi su energetikos kainomis ir panašiais dalykais. Kaip jūs visą situaciją dabar matote? Labą dieną visiems. Visų pirma, aš labai stebėjaus, kada prieš metus labai stipriai pradėjo kilti elektros kainos ir kai visi pradėjo verkti, pradedant nuo prekybos tinklų, baigiant komunalinių įmonių vadovais, kad reikia dvigubinti, trigubinti kainas, nes mes neišgyvensim ir taip toliau. Ir kada po tam tikrų sprendimų ir Europos parlamente, komisijoje ir bendrai kaina buvo daugmaž suvaldyta, reiškia gyvendinus visą eilę priemonių europiniu mastu. Kažkodėl tai visi pamiršo, kad reikia grįžti ir išlaidas biškį pasikarpyti. Aš net parašiau laišką konkurencijos tarnybai ir kainų tarybai. Tai atsakymas buvo labai paprastas, kad tai buvo tam tikrų nuostolių, tai žiūrėsim į ateitį, tai jeigu bus per didelė kaina, tai ją kitais metais koreguosim. Tai iš tikrųjų labai greiti visi pasikelti kainas, kai atsirado kažkokios tai priežastis. Bet po to gražinti atgal nelabai norim. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų reikia pasakyti, kad Lietuva viena iš nedaugelio šalių Europos Sąjunga, arba galima sakyti vienintelė, kur maisto kainos brango daugiausia. Apie 35%. Jos ir dabar akcijų pavydalų yra pasiūlomos pigesnės, kai kur kainos pakankamai labai didelės ir neaišku, kaip su jomis toliau bus. Taip, iš tikrųjų, kaimyninės šalis, ypatingai Lenkija, darė daug priemonių. Ir buvo siūlymas, aš girdėjau ir dabar, liktai ir parlamente bus grįžtama vėlgi prie pagrindinių maisto produktų PVM mažinimo. Tai mes tikrai turim šitoj srity daryti, nes vargstančių ir skurstančių žmonių Lietuvoje dėja daugėja. Tai iš tikrųjų nieko nedarimas ir vienas iš motyvų, aš suprantu, ir šiuo atveju ir Lietuvos valdžia, nes kada kaina padidėja kelis kartus, padidėja ir PVM-as, tos pačios elektros. Sakykime, kada kaina buvo 10 centų, tai reiškia PVM-as 18 ar 20 centų, reiškia 0,18, a kada kaina 50 centų, tai PVM-as irgi atitinkamai. Tai jūs nematote dabar kažkokių tai galimybių, kad tos kainos, normalizavusios energijos, sakykime, kainoms stabilizavusios grįžtų, kalbu apie maisto produktus, į, nežinau, ar buvusį lygį, arba šiek tiek pažemėtų nuo dabartinio? Tai ne tik, kad matau galimybę, bet tą ir turim daryti. Turim sekti ir iš tikrųjų galbūt pasikeitus kainų konkurencijos tarnybai vadovui. Praeitas vadovas aiškino, kad jisai nemato, reiškia, jokių susitarimų, bet žinom tai, kad Lietuvoje yra daugiausia monopolizuota priekyba ir perdirbimas maisto produktų, tai yra po kelias įmonės, o žemdirbiai, jie praktiškai yra nekooperuoti ir jų sąskaita
galima, reiškia, iš to turėti pelnus gerus ir žemdirbys lieka likimo valia. Jam sumoka tiek, kad jisai nebankrutuotų. Nors žinom, kai kurie sektoriai, ypatingai pieno sektorius, kuris ir šiandieną negali Ačiū. Dar pakalbėsim ir vėliau. Ponas Olekas laukia, aš atsiprašau, kad gal toks šoktelėjimas į skirtingą visiškai temą atrodys, bet jūs, kaip ir buvusio krašto apsaugos ministro, matyt, norėčiau teirautis apie tą tokį karinės pramonės indėlį į europinę ekonomiką, nes karas Ukrainoje atskleidė, kad ir ginkluotės poreikis atskleidė, kad vakarai bendrai neturi tokių pajėgumų, kokių reikia gaminant ginkluotę, techniką ir panašiai. Kaip čia viską matytumėt? Aš prisijungsiu prie kolegų dar atsakymų. Pirma, tai man atrodo, kad karas turėjo didelį poveikį kainom, bet juo taip pat buvo spekuliuojama. Ir tą, ką paminėjo kolegos, kad daugelis tokių resursų sugrįžo, jų kainos sumažėjo, o mažmeniniai prekyboje mes matom tebeaugančias kainas, tai iš tikrųjų čia reikėtų imtis atskirų priemonių. Dėl gynybos sektoriaus. Kaip žinot, Europa neturėjo tokios bendros gynybos politikos. Gynyba yra kiekvienos šalies narės reikalas ir mes gynybą organizuojam, ypatingai Baltijos šalys, Lietuva, NATO formate. Ir čia yra pats stipriausias alijansas, kuris mus saugo. Tačiau įvykus Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą, Europa taip pat pradėjo žiūrėti, kad būtų galbūt gerai. Čia visokių iniciatyvų turėjom, reiškia, daugiausia prancūzų, autonomija tokia kažkokia, bet kad Europa taip pat galėtų ir turėtų daugiau orientuotis į galimybę apsiginti. Tai yra dalyvauti daugiau gynyboje, nes NATO alijanse, Jungtinių Amerikos valstybių, Kanados, dabar išėjo Didžiajai Britanijai, svoris yra turbūt 3/4, ne Europos Sąjungos. Tai Europos Sąjunga turi dabar taikos fondą, kurį panaudoja dėl karo daugiau ne pačios gynybai stiprinti, bet palaikant Ukrainos kovą, už Ukrainos ir už mūsų laisvę ir suteikiant pagalbą. Ateityje bendrieji projektai tokie, kurie galėtų pasinaudoti ir mūsų valstybė. Mes turim daug gerų gamintojų, mokslininkų, kurie, sakykime, tokioj lazeriniai technologijoje, kuri labai naudinga ir gynybos pramonėje, pavyzdžiui, įvairūs stebėjimo aparatai, kas galėtų padėti kariam apsiginant, nustatant priešą. Tai mes turim daug įvairių iniciatyvų. Lietuvoje yra tokia gynybos pramonės asociacija, kuri, man atrodo, anksčiau neturėjo labai tokio pagrindo, dėl ko kooperuotis. Dabar tas pagrindas atsiranda ir aš manau, kad jau dabar ir ateityje tai galėtų būti visiškai tokia nauja, pelninga pramonės sritis, kuri galėtų pasinaudoti ne tik Lietuvos, bet ir ES pinigais. Tai ačiū, kol kas judėsim prie kito bloko, būtent apie Europos ekonomiką po karo, bet dar norėčiau teirautis jūsų, ar gal kas nors turėtumėt šią temą tokią klausimų. Jeigu tada prisistatykite ir jeigu kažkam konkrečiam adresuojate, tai pat nurodykite. Kažkodėl mes nematom Uspaskio, ar jis nedalyvauja. Ir antras klausimas, kaip Uspaskis karui, ar jis pritarė, nepritarė. Taip, tokių visokių minčių, kad jis lik pritarė tam karui. Kaip kolegos, kaip čia įsvertinti? Mes jo nematom ir Europos parlamente. Ar dar, prašau. Man tai aktualesnis aspektas, kaip padaryti, kad ta Europa būtų po karo ir kad Ukraina dar būtų tuo metu ir sąmoningiausi jo žmonės ir neišdeginta žemė, kaip ponas Kubilius rašė neseniai, kad gana pesimistiškai skamba. Mes sakom, kad tai mūsų karas, bet neveikiam taip, tarsi tai būtų mūsų karas. Ir labai praktiškas klausimas, ką mes čia visi susirinkę galėtume prašyti iš Europos parlamento, priimti kokius sprendimus, jeigu rašytume peticiją, kokią nors pasirašinėtume, tai ko mes turėtume prašyti, ką gali EP padaryti. Labai trumpai galiu atsakyti. Mes turime matyti, kad remdami Ukrainą, ir Lietuva tikrai labai stipriai remia Ukrainą, ir žmonės, savanoriai,
ir projektai, va čia mes galim savo net pareklamuoti vieną iš tokių paramos akcijų, kurią bandom padėti Chersono regionui paskandintam, pasirinkę vieną iš apylinkių, tai kas turit kokių nors galimybių, technikos, visko reikia. Net šlangų reikia, visko reikia, tai bandom tą daryti. Bet mano įsitikinimu, mums neužtenka rūpintis tik tai tiesiogiai parama Ukrainai. Mes turime, kaip aš taip metaforiškai pavadinčiau, laimėti karą vakarų sostinėse. Įtikinti vakarus žymiai stipriau remti Ukrainą ir nebijoti, kad Ukrainos pergalės įtaka Rusijoje gali būti kažkuo labai ir labai pavojinga. Čia yra vienas iš tų elementų, kurį aš matau kaip viena iš didesnių problemų, kurią reikia mum įveikti dabar. Ką reiškia mes turim tai daryti? Mes nesam patys didžiausi ir patys galingiausi, bet mes galim burti bendraminčius, ką mes darom Europos parlamente. Galim burti bendraminčius ir žymiai plačiau, būriam įvairius tinklus, United for Ukraine ir taip toliau. Tai štai ta mūsų veikla, jinai turi svorį ir turi galimybių realiai įtakoti situaciją. Tai čia ir yra mūsų pats svarbiausias uždavinys. Padėti įsitikinti vakaram, kad tikrai nereikia bijoti Ukrainos pergalės, nereikia bijoti, kad kris Putino režimas po tokios pergalės ir kad vakarai patys matytų tame didelį tikslą. Pasiekti, iš tikrųjų, realiai pasiekti Ukrainos pergalės. Ačiū, ponas Olekas, kažką matau irgi noriu. Tai aš manau, kad čia du keliai yra. Viena, ką mano kolega Andrius sako, tikrai ta parama ir kiekvieno iš mūsų asmeniškai ir kažkaip tai susibūrent įvairiem geriem tikslam. Kita, mums reikia patiems pasikeisti. Nes viena iš silpnybių yra pati ES struktūra, architektūra, mes čia diskutavom prieš tai. Veto teisė, kuri leidžia stabdyti įvairius projektus ir kitimą. Bet už veto teisę ilgą laiką, man atrodo, ir premjeras Kubilius buvo, kad pradžioje, kaip pasakysi, Andriau, gerai, bet daug kas buvo, kad Lietuva apsigintų ir kad už mus kažkas nenuspręstų. Tas yra tokia, nėra taip, kad atimsim ir čia taip jau laisvai nori. Tai mes turim pagalvoti, ar mes sutinkam, ar mes dabar sakom, mums atrodo dabar turbūt čia visiems sėdintiem, kad mes norėtume, kad negalėtų nuspręsti ypatingai už tuos dalykus, kurie neliečia tos valstybės. Nes parama Ukrainai tiesiogiai nepaliečia Vengrijos. Bet Vengrijos ministras pirmininkas gali pristabdyti tą paramą. Tai mes turėtume patys apsispręsti, kad mes norim tvirtesnės Europos. Čia vėlgi dažnai girdim viduj balsus, va čia ir prieš rinkimam kokiam tai artėjant viską. Lietuva čia viską patys įspręs. Taip nebus. Jeigu mes norim tikrai gyventi taikiai. Ačiū, ponia Oleka, dar jūsų kolega laukia. Labai trumpai noriu jūsų paklausimą atsakyti. Tai parlamentas iš principo yra pakankamai vieningas ir parlamento sprendimai yra labai stiprus. Visa problema yra, kada susirenka taryba, kada susirenka valstybių atstovai. Parlamente nėra veto teisės, yra veto teisė tenai. Ir pavyzdžiui, visiems žmonėms labai gerai žinomas laikrodžio sukiojimo klausimas. Prieš 6 metus, gal mes ar 7 parlamente balsavom, po šiai dienai neranda sprendimo. Tai ką jau kalbėti apie kitus galingesnius sprendimus, kur interesai labai dideli. O dėl peticijos, taip, labai kvieščiau. Esu padėjęs keletui žmonių grupių teikti peticijas. Labai lengva Europos parlamentui pateikti peticiją, užtenka net ir kelių žmonių. Ir kuo daugiau bus peticijų ir daugiau siūlymų, tuo matysis, kad visuomenė daugiau reikalauna tų sprendimų, kaip pavyzdžiui, yra labai pakankamai daug peticijų klimato kaitos srityje, tai šitoje vietoje irgi reiktų savo idėją siūlyti ir reiktų savo peticijas. Tai pasitarkim visi, kur kas, vienas iš labai svarbių dalykų, mano galva, arba aš taip galvoju, tai yra sankcijų užtikrinimas, sankcijų vykdymas. Sankcijų yra nemažai ir gerų, bet dėja jos daug kur kiauros yra. Ir kiauros ne dėl to, kad jos kiauros, bet dėl to, kad kai kas nenori tų skylių uždaryti.
Tai vat, kaip ieškoti būdų, kad visi vienodai veiktume mes. Supratom ir ponia. Aš labai trumpai. Geras klausimas ir aš trumpai atsakysiu, kai kas Lietuvoje siūlė skambinti į Rusiją rusams. Į Europą reikia skambinti europiečiams. Europos problema, žinokite, ne tai, kad mes neturim pinigų, kad netgi mūsų sudėtingi sprendimų prieimimo procedūros ir panašiai. Taip, sudėtingi, kadangi 27 neatsisako nei savo konstitucijų, nei savo sostinių, nei savo politikų įtakos, nei savo istorinių saitų ir panašiai. Bet atsiminkit, problema tai yra galvose. O kadangi vyksta civilizacinis karas, paaiškinti, kas ta Ukraina ir ar iš tikrųjų tai yra ne Rusijos kažkokia provincija, kaip sako, ir su kažkokia tarme keista, vos net tverės tenai pakraščių ir taip toliau. Aiškinti mums reikia. Mūsų iš 705 Europos parlamento narių, ar ne, iš 705, tai vadinamai rytų vidurio Europai yra apie 150. Mūsų ten nėra daug. Ar ne? Buvo geras klausimas pono Algirdo apie poną Uspaskichą. Jeigu ir Uspaskichas dar prisidėtų ir aiškintų kažką tai apie Rusijos istoriją ir agresyvumo priežastys ir pasiekmes mums visiems, būtų labai puiku, bet jis neaiškina matytų dalykų, ar ne? Nes turi kitų reikalų. Mūsų nėra daug. Suprantat, mes esame jau mažumoj, bet pilietinis aktyvumas yra labai svarbus, perduoti tą žinią, papasakoti, kas tai yra Ukraina, kokia yra Rusijos ir Sovietų Sąjungos ryšys ir kaip tenai viskas vyksta ir kaip nepasikeitė ten ir panašiai. Suprantat, mums yra dabar, aš sakyčiau taip, istorinis uždavinys, kartais labai paprastai aiškinti ne vien tik tai apie krepšinį, bet aiškinti apie istoriją ir apie būtent diktatūrinių režimų poveikį mūsų gyvenimą. Ačiū. Dar kreipiuosi jūs, ar būtų norinčių? Aha. Sakykite, kokie nors Vokietijai tiektis tankus, ar reikalingas Europos komisijos pritarimas? Nereikalingas. Tai man toks darosi įspūdis, kad Europos valstybės kai kurios nenori, kad visiškai sugriūtų Rusija, nes jie kažko tai bijo. Ir mes žinome, ko bijo. Kaip jūs tą pakomentuosite? Pirmiausia, aš manau, kad mes neturim labai didelio noro, kad sugriūtų Rusija. Mes norim, kad Rusija būtų gera, demokratinė mūsų kaimynė. Taip pat kaip ir Baltarusija. Ar mes tokį norą turim, kad turi išnykti, sugriūti? Aš manau, kad tikrai to nėra. Gali taip atsitikti. Tai nieko tokio gali blogo, bet ar mūsų tikrai noras, kad tos valstybės neliktų. Mūsų noras, kad jinai būtų demokratinė, gera kaimynė. Mes ko gero čia visi tikim, kad gali jinai tokį būti. Buvo toks tarpsniukas, kurį jinai Rusija išėjo į gatves apginti Lietuvos sausio 13. Atsiminkit, kada 100-tūkstantinis rusų mitingai buvo Maskvoje, Sankt Peterburge. Tai iš tikrųjų įveikti režimą, pašalinti jį ir tapti demokratinę, čia yra mūsų tikslas. Pone Kubiliau, norit kažką, ar ne pridėti? Aš tik aš jau tą bandžiau ir pasakyti, lygiai ką jūs klausėt, kad iš tikrųjų vakaruose tų baimių yra ir reikia vakarus įtikinti, kad jie to nebėtų. Čia, kaip Petras sakė, reikia skambinti vakarus. Ir tai skambinti ir per keltinę prasme, mes tą ir bandom daryti, ir vykstam ir į tas sostinės, ir į Berliną, ir į Paryžių, ir kalbam, ir aiškinam, dirbam su Rusų opozicija. Reikia parodyti iš tikrųjų tą galimybę ir pasakyti, ką Juozas sako, kad Rusija gali tapti demokratija, nėra jai uždrausta arba kažkaip tai, kad jinai niekados to negali būti. Mes turim tą galimybę naudot ir iš tikrųjų Europos ekonomika po karo gali būti labai stipriai kitokiose erdvėse veikianti. Mes galim vėl pamatyti normalesnę Rusiją, normalesnę Baltarusiją. Tai ekonomika irgi didžiuliai dalykai lems. Kodėl ten vokiečiai ar kiti dabar abejoja, bijo ir taip toliau, čia galim ilgai apie tai diskutuoti, bet iš tiesų šitas karas atsiveria galimybių langas ir Rusijai tapti kitokia. Ir mes turim tai visom pastangom išnaudoti. Ir viską lems vakarų politika Ukrainos atžvilgiu. Rusijos permainos ateis per Ukrainą. Ukrainos pergalė, Ukrainos NATO narystė, Ukrainos narystė Europos Sąjungoje įtakos ir tuos pokyčius pačioje Rusijoje. Tai yra ką daryti, yra už ką kovoti, yra ko siekti.
Ir mes Lietuva kartu su kitom šalim, kurios čia esam artimiausiai, mes žinom, ką reikia daryti ir kokios vakarų politikos reikia. Štai dėl to reikia skambinti vakarus. Pane Kubiliau, nepadėkite mikrofono, tada sekantis klausimas, jau kalbant konkrečiai apie Europos ekonomiką po karo, reikia turėti, suprantu, kad čia tik tai svarstymų lygmenyje galime kažką tai aptarti, apie tai, kada tas karas baigsis. Mes, aišku, mūsų savo siekius žinome, tai yra Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimas, tačiau kontrpuolimas Ukrainos, į kurį dėta nemažai vilčių, kol kas neseina taip sparčiai, tą pripažįsta ir pati šalis, turi priežastis, jas paaiškina. Kaip čia viską matytumėt ir kaip atsakytumėt, kada ir kaip baigsis karas? Viena vertus, kaip sakot, mes žinom savo siekius, bet kita vertus yra ir tam tikra realybė, kuri kartais regis ir nepajudinama, ta pati Rusija su savo režimu ir panašiai. Na, tai aš čia tikrai bijočiau imtis kažkaip pranašauti. Aš matau priežastis, kurias galime įtakoti, kad karas greičiau ir sėkmingiau užsibaigtų. Ir tos priežastis priklauso, arba mūsų veiksmai priklauso nuo mūsų. Tai pirmas dalykas, ką aš jau čia mes lik ir tą kalbėjom gal, kodėl ukrainiečių puolimas nėra toks paprastas ir lengvas. Tai be abejo, žinom, rusai ten pasirengė, minų laukai ir taip toliau, bet vakarai vis dar vėluoja arba nedrįsta tiekti tokių ginklų, kurie padėtų Ukrainai šitą karą laimėti greičiau. Tai pažiūrėkit, kiek užtruko diskusijos dėl tankų, dabar jau duoda tankus. Tai kodėl nedavė pernai? Kas čia įvyko? Diskusijos dėl F-16 irgi 2 metai nedavė, jau čia atrodo niekaip negalima tų pramušti vakarų sostinių, dabar jau žada duoti. Tai gal galima padaryti, kad duotų greičiau. Ir dabar, tai tam vėl reikia skambinti vakarus. Aš vis kartoju, tai čia toks metaforiškas žodis, bet tai reikia burti bendraminčius, reikia burti koalicijas, reikia burti politikus iš įvairių šalių. Ir čia mes, nebūdami labai dideli, dar sykį sakau, turim didelį potencialą. Jau mes matom patys iš Europos parlamento, kiek dabar mums, įmantis vienokio ar kitokio iniciatyvų, kiek mums pavyksta suburti ir visai kitų šalių, ir tokių šalių, kur atrodo niekad tenai, taip sakant, nebuvo labai didelis šalininkai griežtesnės politikos Rusijos atžvilgių, Prancūzija ar Italija. Iš tikrųjų yra galimybė daug pasiekti tam, kad karas baigtųsi kiek galima greičiau. Bet tam reikia įtakoti vakarus. Ir čia yra mūsų didžiausias uždavinys. Pone Auštrevičiau, jūs sakėte jau prieš tai, kad sutinkate tai minčiai, kad reikia skambinti į vakarus, bet gerai, Lietuva panašios į mūsų, ypač mūsų regiono šalis, tai daro, bando prisibelsti į vakariečių tiek paprastų sąžinę, tiek į valstybių lyderių. Tai kodėl nepavyksta, sako, kaip ponas Kubilius nurodo, tie poslinkiai labai lėti, o tik dabar kelios šalys priėmė sprendimus dėl naikintuvų perdavimo. Mūsų visus valdo tam tikri istoriniai prisiminimai, tie naratyvai ir tie pasakojimai, kur mes skaitome, kuriuos mes girdime šeimose ir kuriuos mes pastoviai atgaminame ir vėliau politikai naudojasi priimdami tam tikrais politiniais sprendimais. Buvo labai neseniai toks aštrus pasakymas iš vieno Vokietijos diplomato. Jis pasakė taip, priversti vokiečius, Vokietijos politikus galvoti, kad štai Rusija turi pralaimėti ir pralaimėti bet kokią kainą, praktiškai neįmanoma. Jis prisipažino. Todėl, kad juos lydi dar istorinės kalties jausmas. Ir atrodytų, žinokit, abstraktus dalykas, bet jūs net neįsivaizduojate, kaip giliai tai yra nusėdę. Nes Vokietijos, pavyzdžiui, visuomenė. Vokietija yra didžiausia ekonomika. Kalbėkime taip, ar ne? Vokietijos ekonomika 20% nuo ES visos ekonomikos, ar ne? Jie juda tada visi ir pradeda kažką tai keisti arba atitinkamai dėlioti savo sprendimus. Vokietijos kelios kartos buvo mokomos pacifizmo, kitaip sakant, taikaus vystimosi, bendradarbiavimo, ypatingo santykių su rytais, nusileidžiant, mokant didžiulės kontribucijas finansinės, padedant Sovietų dar sąjungai kiek galima daugiau ir panašiai. Nemanykite, kad tai galima, kaip paėmė ir numetė akmenį, ar ne? Ir jisai kažkur tai ten nugarmėjo. Tas dalykas neatsitinka taip. Žmonių galvose pasiliko. Plus, nepamirškime, kad mes visi sakome, kad mūsų visuomenė, Lietuvos visuomenė yra paveikta propagandos ir dezinformacijos. Aš sutinku, dalis taip, bet
kaip vakarų visuomenės paveiktos dezinformacijos ir propagandos. Ir tas dalykas yra tikras, jis nėra abstraktus, jis nėra kažkas tai, kas neveikia ir politikų, ir rinkėjų, ir panašiai. O jūsų klausimą aš pasakysiu taip. Suprantat, mums iš esmės, jeigu mes žvelgiame dabar po karo, kokia bus Europos ekonomika po karo, iš esmės mes grįžtame į šaltojo karo ekonomiką. Kaip norime to ar nenorime to. Aš jums tik priminsiu, 70-80 metais tuo metu esančios ES valstybės gynybai leido 2,8%. Okay? Tai jie galėjo jaustis saugiau, jie turėjo vienokių ar kitokių ginklų ir panašiai. Dabar, reiškia, 21 metų statistika, ES valstybės vidurkis, aš sakau vidurkis, 1,6%. Ką galima už 1,6%, tai išleisti į pensiją karininkus, mokėti jiems pensijas ir palaikyti, kad, žinot, kareiviai gražiai marširuotų ir panašiai. Apie jokius naujus ginklus, tuos aš kalbu nepuolamojo pobūdžio, bet visų pirma, jaustis saugiai pats, kad mūsų visuomenės jaustųsi saugios pačios. Dar vienas pavyzdys. Žiūrėkit, visi kalbam apie modernius ginklus, kurie taip reikalingi. Dževelinas, prieštankinis ginklas, 1,20 m, 1,40 m ilgio. 200 mikročipų, kad pagaminti tą ginklą. Europa pagamina tik tai 10% pasaulio mikročipų, mes neturime šitos pramonės ir panašiai. Tai kitaip tariant, jeigu mes esame rimti, mums reikia investuoti į savo ekonomiką, į savo saugumą, į naujausias priešakinės technologijas. Aišku, tai reikš tam tikrus, aš sakyčiau, galbūt ginčus, naujus globalius ginčus, nes atkreipkite dėmesį, kas įvyko šią savaitę pasaulyje. Šią savaitę pasaulyje įvyko esminis pokytis. BRICS šalis, tai yra Rusija, Kinija, Indija ir Brazilija, ar ne, jie išsiplėtė nuo 5 į 11. Priėmė į tokias valstybės kaip Iranas ir panašiai. Beje, Baltarusija irgi aplikavo į ten, bet jų nepriėmė ir sako dėl Indijos pozicijos. Bet tiek to. Žiūrėkit, kitaip sakant, kuriasi blokas, alternatyvus blokas vakarams, ar ne? Kuris reikš, kad bus pokyčiai ir ekonomikoje. Nebus taip jau lengva gauti tam tikras medžiagas, nes bus strateginiai tam tikri sprendimai priimami, ar ne? Mes, europiečiai, neturime kai kurių resursų, mums reikia galvoti, kaip juos gauti, bet aš sakyčiau taip, mums reikia atsisakyti naivumo, kad pasaulis žengia kažkur tai į priekį ir palikęs tą mintį apie karus ir panašiai. Ne, su karais reikia kariauti kitaip, o ne vien tik tai naivia mintimi, kad jų nebus. Supratom. Ačiū, ponia Olekai, kadangi jau jūsų kolega nubrėžė savo viziją arba tai, kaip įsivaizduotų Europos ekonomiką po karo, kaip jūs viską matote? Ar sutiktumėte, ar kitokių išvadų? Kažkas turi būti optimistiškesnis, negalima tik tai taip tamsiom spalvom piešti. Tai aš manau, kad... Ne, bet ta prasme, kad sunkumai visko bus, bet paprastai po to, kaip ekonomika nuvažiuoja žemyn, tai natūraliai po kurio laiko pradeda kilti. Tai po karo, aš manau, bus tas periodas, kada iš tikrųjų ekonomika Europos atsigaus, vien taikio investicijos net ir Ukrainos atstatymą bus didžiulės ir čia atsiveria galimybės ir mūsų įmonėm, ir statybinėm, ir transporto, ir kitom, ir mūsų inžinieriam, kurie gali ten dalyvauti. Tai tam tikras kilimas tikrai ateis, čia galima tikrai tuo neabejoti. Kitas dalykas, kuris gali būti negatyvus, tai tas, kas jau dabar pasijuto, tai Ukrainos prekių, ypatingai žemės ūkio įtaka, čia mūsų gamintojai. Pigesni grūdai, pigesni aliejai, dar kas nors mums lygtai vartotojams būtų gerai, bet tiem, kurie augina, ką mes matom dabar Lenkijos ūkininkų, kitų valstybių ūkininkai, kurie atėjus tokiam pigiom prekiam, jie smugdo kaimininių ūkius. Tai čia mes turėsim tokią konkurenciją, nes aš manau, kad Ukraina tikrai bus arba laisvoj prekyboje, arba ES nariai ir tos prekės galės ateiti. Tai čia yra, sakau, tiem, kurie gamina, tiem gali būti konkurencijų dalykų, tiem, kurie vartoja,
galim sulaukti pigesnio prekių. Supratom. Pone Ropė, aš dar jums irgi klausimą turėčiau, kadangi ponas Olekas jau užsiminė apie Ukrainos atstatymų reikalingas lėšas, jeigu imtumėm, na, kaip aišku, siekiamybė mūsų, bet kaip ir realybė virstančią Ukrainos pergalę. Pasaulio bankas kovo mėnesį tokius pateikė duomenis, kad apie 400 milijardų eurų reikėtų šalies atstatymui. Na, tai dienai, aišku, prabėgo dar nemažai laiko, sumos tikrai keitėsi, bus pateikti naujesni skaičiai. Iš kur tie pinigai jūsų akimis? Natūralu, kad matyt, kol kas šiandienos situacijai kažkokių reparacijų iš Rusijos tikėtis naivu. Tai ar vakarai, kurie turės matyti būti vienokio ir kitokio atveju donorai, nesudvėjos ir bus tvirti, nes sumos yra tikrai reikšmingos, pati Ukraina su tuo nesusidoros, nes tai gerokai daugiau nei jos metinis iki karinis BVP. Netai suprantama, kad Europos tokios ekonomikos, kokia buvo iki karo, jos niekada nebebus. Matyt, mes dabar tikrai suprantam visi turbūt, ko gero, arba bent didžioji dalis europiečių, kad mes buvom įvilioti į tas geros, pigios, paprastos žaliavos pinklės. Kam čia rūpintis kažkokiais tai nuosavais resursais, jeigu galima gazo dujas knopkę mygtelėje ir šiltą namuose. Aš prisimenu prieš 15 metų, kada dariau Ignalinoje atsinaujinančios vietinių resursų šilumos sistemą, tai man Vilniečiai sako, kad tu kvailas, darbo nori, pamygom knopkę ir šiltą. Sėdi keli operatoriai. Tai iš tikrųjų per tą buvom įvilioti ir apie 1 milijardą eurų kasdieną Europą mokėjo Rusijai. Ir žinoma, tuo naudojas ir visose srityse. Tai kalbant apie tai, kad niekas, labai netikėjo, bet jau buvo ženklai daug anksčiau. Vat pavyzdžiui, jeigu kalbant apie Nord Stream 2, kiek Petrai kartų buvo praeitą kadenciją tas klausimas keltas, aiškintasi, ginčytas ir taip toliau, ta pati Vokietija, kiti, tai yra perspektyvu, tai yra pigu, tai yra patikima, tai yra komercija, yra viskas labai šaunu, labai gerai. Bet mes sakėm, kad nebus taip. Tai ne ta šalis, ne tie tikslai to šalies, kad jinai apie tai galvotų. Tai vat iš tikrųjų klausimas, kada kyla, aišku, pinigai Ukrainos atstatymui. Pinigai yra uždirbami, tai vienas dalykas. Antras dalykas, reiškia, kaip juos uždirbsi, ir mes turbūt visi supratom ir Lietuvoje, ir Europoje, tikiuosi dauguma suprato, kad turim būti savarankiški. Jeigu buvo laikas, kada energetikai šaipėsi, kad Lietuvoje gali būti saulės elektra ar vėjo, sako Lietuvoje, nei vėjo, nei saulės nėra. Iš kur ta elektra bus? Mes šiandieną jau turim didesnius galingumus, negu mums reikia. Lietuva vien atsinaujinančios energetikos turi 1,5 karto daugiau, negu jai reikia vartoti. Kasmet atsinaujinančios, kurią mes tikrai apsišluotumėm, susitvarkytumėm. Tai iš tikrųjų resursai yra begaliniai ir į tą pradėsim žiūrėti, nes ir vartojimo prasme dabar pasakysiu keliais žodžiais. Vat ką kiekvienas žmogus galim padaryti? Sumažinkim bent 20% maisto švaistymą. Pradėkim kiekvienas nuo savęs, savo šeimos, savo vaikų, mokyklų, darželių, ten valgyklų esamų, kiek išmetam be reikalo. Nereikės nei auginti, nei vežioti. Europoje šiandieną kiekvieną toną vežiojama maždaug 400 kilometrų. Kiekvieną toną maisto. Tai kodėl mes negalim vartoti vietoj savo maisto, būtinai turim, reiškia, vieną maistą nuvežti vienus gyvulius į vienas kontinento galą, kitus į kitą kontinento galą ir paskui valgyti. Tai va šitos įpročius turim keisti ir pradėti naudoti ir mes turim jausti, kad turim būti savarankiški. O Ukrainos atstatymui šiandieną pinigų iškart visų nereikia. Bet kalbėti apie tai ir dėlioti planą jau galima šiandieną, yra darbai, kuriuos šiandien galima daryti. Na, ponia Kubiliau, ar sutiktumėte irgi su ponu Ropė, kuris sakė, kad pinigai uždirbami, jų rasis, tai ar vakarai, jeigu vien tik tai, na, sakykime, iš vakarų būtų prašoma tos pagalbos be Rusijos prisidėjimo, skolų, sakykime, tokių apmokėjimo, kaip čia matytumėt? Nu, aš visų pirma pasakyčiau taip, kad labai smagu valgyti lietuvišką produkciją ir jos reikia daugiau vartoti ir taip toliau, bet ką daryti su Viduržemio jūros produktais, kurios kas nors jau irgi mėgsta Lietuvoje. Tai
Čia turbūt ne... Obuolys geras lietuviškas. Gerai. Dabar dėl Ukrainos. Tai, na, yra keli dalykai. Tai faktas, kad Ukrainos atstatymas bus labai svarbus strateginis etapas visai Europai, ekonomikai Europos, Ukrainos ekonomikai ir taip toliau. Ir Lietuvos ekonomikai. Klausimas yra, kiek tam ruošiamės. Tai jūs čia teisingai paminėjo skaičius, Pasaulio banko 400 milijardų suskaičiuota, įvairiai ten skaičiuojama. Yra 300 milijardų Rusijos centrinio banko užšaldytų lėšų, kurias reikia drąsiai paimti ir pradėti naudoti. Problemos yra su tarptautiniais teisininkais, kurie vis atranda kokio nors kliučių, imunitetas valstybės turtui ir taip toliau, ir taip toliau. Bet atsiranda ir stiprių balsų, ir tame tarpe amerikiečių, ir buvusio Pasaulio banko vadovo, ir buvusio Larry Summers, buvęs patarėjas prezidentų, kurie sako, kad čia jokių imunitetų nereikia taikyti, reikia taikyti, kaip jie vadina, čia ne sankcijos, o countermeasures, nu, tam tikrą prasme veiksmai tiesiog. Tai aš tikiu, kad į tai bus judama ir tai išsispręs. Dabar antras dalykas, na, mano manimu, jau šiandien reikia ruoštis, dar karo metu reikia ruoštis ekonomikai po karo ir mum ruoštis. Ir aš matau, pavyzdžiui, iš visų tarptautinių konferencijų ir pokalbių tie patys, nu bent jau ką tenka girdėti, pavyzdžiui, kad Kijevas pilnas Britų investuotojų. Britai tiekia stipriai ginklus, Britai skatina savo investuotojus eiti į Ukrainą, jau dabar ruošis atstatymui, Britai kūrė finansinio draudimo instrumentus savo verslui. Štai ką mes taip pat turėtumėm turėti omeny. Ir jau šiandien, mano įsitikinimu, reikia padedant Ukrainai kartu siekti, kad ir mūsų verslas stipriai įsitvirtintų ir būtų pasiruošęs tam naujam etapui. Tai aišku, yra rizikingų dalykų ir taip toliau, čia atskira tema, bet tam reikia ruoštis. Supratom. Ačiū, ponia Olegai, ir jums, ponia Auštrevičiau, nežinau, kuris pirmasis imsitės atsakyti į klausimą apie tai, ar Rusija bus Europos ekonomikos dalimi po karo ir nuo ko tai priklausys. Klausimas matyti yra toksai, kiek Rusija bus globalios ekonomikos dalimi, kiek sugebės, na, sakykime taip, po karinė tvarka susitaikyti su Rusijos sprendimais, kurie yra padaryti šiuo metu dėl Ukrainos. Čia yra labai svarbus dalykas, beje. Iš tiesų, trečiasis pasaulis yra didžiausias šiuo metu Rusijos visų resursų vartotojas. Trečiasis pasaulis, ne vakarai. Įvyko didžiulis poslinkis. Ar Rusija sugebės tenai išsilaikyti? Mano manimu, pakankamai ilgai, nes trečias pasaulis tikrai nejudės labai greitai žalinimo kurso linkme, ar ne? Ten kainos lemia viską ir galima sutikti, tos dalies pasaulio išsivystymo lygis yra žemesnis, kitaip sakant, kaip ir suprantami visi dalykai. Bet nebūtinai Rusijai bus viskas lengva, kadangi, matot, aš nelabai tikiu, kad vien tik tai resursai ir ateityje nulems pasaulio ateitį. Nulems technologijos, nulems dirbtinis intelektas, nulems apskritai nauji gamybos būdai, ekonomiškesni, efektyvesni, naudojantis mažiau medžiagų ir panašiai, perdirbantis pagal kitas jau sunaudotas medžiagas ir panašiai. O Rusija šitoje srityje yra labai atsilikusi ir aš nematau jokių gerų perspektyvų. Atvirai tariant, man atrodo, ta valstybė iš tikrųjų bus toks visiškai, išimtinai jau praktiškai išteklių priedėlis prie pasaulio ekonomikos ir mūsų bus tik tai valia, kiek mes duosime Rusijai naujų technologijų. Kitaip tariant, tai nebus jau Rusijos galimybės, tai bus mūsų iš esmės sprendimas, kaip mes žvelgsime į pokarinę Rusiją. Ir tai nėra automatinis klausimas. Ir dar vienas dalykas, čia dėl Ukrainos atstatymo. Suprantat, nereikia 400 milijonų antrą dieną po karo. Milijardų po antrą dieną po karo. Kodėl? Todėl, kad jų neįsisavinsi, pinigus padėkime kur nors į vieną kambarį. Nu ir kas, kad jie yra tenai, bet reikalinga statybos įrengimai, paruošti žmonės, medžiagos, asfaltas, betonas ir aš vardinsiu. Tie dalykai neatsiranda per vieną minutę, ar ne? Kitaip tariant, pasiruoškime visi, kad Ukrainos atstatymas
truks mažiausiai 10-15 metų. Kaip tai buvo toj pačioje Europoje po antro pasaulinio karo. Kada Europa pasiekė prieš karinį lygį ir kada reiškia, duonos kortelės buvo nuimtos. Mes neatsimenam šitų dalykų, bet paklausinėkite tų pačių vokiečių. 50-ųjų pradžio, 60-ieji metai tapo šviesesni. Tai, žinokite, tai karas Ukrainoje yra intensyvesnis, nuožmesnis ir sugriovimai, galima sakyti, netgi dideli. Ten yra genocidinis karas iš esmės. Tai kitaip tariant, negazdinkim savęs, kad reikės tiek daug pinigų pirmą dieną. Ateis laikas, bus pinigai ir bus priemonės juos įsisavinti. Pone Olekai. Ja, bet klausimas buvo, ar Rusija taps dalimi. Tai aš dar atsimenu šiek tiek vėlesnius laikus, gerbiamas Petrai, 72 metais, čia netaip toli Vilkavišky buvo mėsos kortelės. Kad galėtume 2 kg savaitėje nusipirkti, tai buvo tokia ekonomika. Bet aš manau, kad mūsų interesas turėtų būti, kad Rusija būtų ta dalimi. Nes aš, kolegai atsakydamas, tikrai sakiau, nėra mūsų tikslas, kad subirėtų Rusija. Nes vietoj Rusijos gali būti Kinija. Mes turim tik tai vieną kaimyną tarp Lietuvos ir Kinijos. Tai aš manau, kad mūsų interesas demokratiniai Rusija, nes jeigu mes visi tikim, kurie čia susirinkom ir kalbam apie Europos ekonomiką po karo, tai mes kalbam apie ekonomiką po Ukrainos pergalės prieš Rusijos agresorių. O šitą pergalę turėtų padaryti šviesesnį gyvenimą ne tik Ukrainai ir visai Europai, bet ir Rusijos demokratijai. Mūsų interesas turėtų būti, kad ten atsirastų ten pat ir ekonomikos dalykai ir įsijungimas, nes jeigu mes galvom, kad čia turėsim tokią duobę, į kurią mes lyg tai neisim, o tuščia vieta nebūna, tai pažiūrėkim, kaip atrodo Kinija ir Kinijos apetitai, nežinom, kur ar ties Uralo pasibaigs, o gal kur nors ties Smolensko, o kas žino, gal kur kitur. Supratom. Dar kartą kreipiuosi jūs, jau link pabaigos judam, labai daug klausimų, tai gal koncentruokit. Ačiū. Šiek tiek norėčiau reflektuoti ir po to gal klausimą. Jeigu grįžt prie visos esmės, kokia bus ekonomika po Ukrainos pergalės, po karo, mano galva, jau dabar yra akivaizdu, kad pritariu požiūriui, kad bus šaltasis karas. Eisim į kitą karą, mes eisim į vakarų ir rytų ar ten kitų sistemų ekonominį karą. Jisai tęsis vėl ne vieną dešimtmetį ir labai reikės daug išminties, ar Europa, Jungtinės Amerikos valstijos jau ir respublikonų ir demokratų pusiai supranta tai, kad esmė laimėti ekonominį karą yra nacionalinis ar tas regioninis savarankiškumas. Tai yra, kad būtų sugebėta išlaikyti pramonę, darbo vietos, technologijos, know-how tose zonose, neimportuojant reikšmingo strateginio kiekio resursų, ar tai būtų dujos, ar tai būtų nafta, ar tai būtų litis, ar kobaltas, ar mikročipai, ar pigi darbo jėga. Ir čia esminis dalykas apsispręsti Europos Sąjungai, kada jinai kuo greičiau pradėjus teisingą žalios transformacijos, dekarbonizacijos kursą, kuris yra vienintelis saugumo užtikrintojas. Ta prasme, tau nereikia importuoti iš autoritarinių režimų resursų. Bet šalia turi eiti labai stipri politika, išlaikymo pramonės, darbo vietų, vertės kūrimo ES ar išplėstinės ES regione, užtikrinant, kad tos trečios šalis, kurios dabar naudosis proga pirkti pigias dujas ar pigią naftą, negalėtų galutinio produkto be labai stiprių muitų vėl atgal sugrąžinti į didžiausią vidinę rinką ES. Ir čia turbūt tas suvokimas, kad mes pereinam į ekonominį karą ir kad vienas iš pagrindinių dalykų, kuo greičiau tvarkyti muitų sistemą, carbon adjustment mechanizmus ir visus kitus, kad išliktų pramonė. Na, dabar kol kas dar į Ameriką daugiau juda, bet kad išliktų pramonė vakarų pasaulio dalyje ir technologijos čia, manau, yra svarbiausias dalykas. Ar tas suvokimas yra dabar Europos parlamente,
Ar dar yra iliuzijos, kad, čia netyčia išmokom be dujų gyventi, gera idėja, bet gal sugrįš vėl pigios dujos. Mano klausimas, kada ar yra tas suvokimas, kad mes išeinam į antrą karo fazę? Ačiū, jeigu galima trumpiau, nes labai laikas senka diskusijos. Aš gal labai trumpai Dariui bandyčiau sakyti labai paprastai. Aš vis kartoju ir cituoju Jean Monnet, tokią frazę pasakytą 57 metais, vieno iš ES tėvų. ES vystysis per krizės. Ir kas bus sukurta per krizės, tas ir bus ES. Iš esmės, jeigu pasižiūri visą istoriją, nuo pat Romos sutarties, tai taip ir vyko. Tai dabar Europa yra ištikta esminės geopolitinės krizės. Tai vienas dalykas, mano manymu, ES turi iš to išeiti geopolitiškai stipresnė. Ir čia yra Ukrainos faktorius labai svarbus. Ir Ukrainos pergalė, ir atstatymas, ir narystė ES, ir NATO narystė. Tai gali keisti žymiai platesnius dalykus. Na ir šnekant apie ekonominius dalykus. Ir ar tikrai gresia ekonominis karas, aš čia bandyčiau likti optimistinės, taip sakant, pusėje, nes yra vienas toks reiškinys, kurio mes negalim užmiršti. Ir jis labai gerai yra aprašytas žinomo jau dabar mirusio politologo Huntingtono, kuris rašė apie civilizacijų karus, bet jis taip pat rašė apie demokratizacijos bangas. Mes esam trečios bangos produktas, ateina laikas pradėti galvoti ir apie ketvirtą bangą. Tai žiūrėkim ramiau. Supratom, dar kažkas norėtų prisijungti prie pono Kubiliaus. Gerai, dar kas nors. Labai daug rankų, mūsų laikas ribotas, gal tai pusė šį kartą. Ačiū. Jūsų kalbos pagrįstos optimizmu, kad Ukraina tikrai laimės kažką. Pirmas klausimas. O kaip jūs įsivaizduojat, ką turi laimėti Ukraina? Ir antras klausimas, iš to išeinant, kad vakarai labai lėtai padeda ukrainiečiams su ginklais. Turiu klausimą, ar tikrai vakarų vyriausybės, valstybės pasitikė Ukrainos politikais? Vien pavardė Jermak užsienio spaudoje reiškia daugmaž nepasitikėjimą. Tai va du klausimai, ačiū. Tai man atrodo, pergalę mes esame apibrėžę, kad Ukraina turėtų pasiekti savo sienas iki 14 metų, kurios atstatyti, taip sako, savo sienas, ir turėtų tapti ES ir NATO nare. Dėl to, kad pasitikėjimu, be abejo, kad yra tam tikrų abejonių. Jūs paminėjot kai kuriais pavardės, mes žinom, kad kokia korupcijos lygis, mes patys turėjom pretenzijų Ukrainai, man teko dalyvauti prezidento rinkimų stebėjime, aš kalbėjausi su žmonėm ir pasakojau, kas ten daros. Mūsų kompanijos yra nukentėję Lietuvos. Tai to viso reikia, bet kito kelio nėra. Mes matom, kad pažanga yra daroma. Žiūrėkit, visas šiaurinė Ukraina yra išvaduota. Pietuose, rytuose eina, mes tikim, kad ateisim, jeigu koks aptarimas. Supratom, ponia Olekai, dar yra klausimų, pakelkit, prašau. Aš turiu klausimą grinai apie ekonomiką, pinigus. Tai mes dabar girdim, kad vakarų šalis turi labai daug baimių susijusių su Rusija. Bet pirma, ar jos jaučia karo neigiamą grinai ekonominį poveikį? Ir antra, ar jos mato tą potencialą kažkokio, sakykime, gal pelno ekonominio intereso Ukrainos atstatymę, kad, pavyzdžiui, Didžioji Britanija. Ir jeigu jaučia tą poveikį karo neigiamą, ar jisai stiprus ar silpnas? Galbūt čia ponui Užtrevičiui klausimas. Tai, matyt, didžiausias poveikis yra sutrukinėjusios tiekimo grandinės, kurios iš tikrųjų per visą pasaulį nusirito ir įvyko didžiuliai pokyčiai ir atkurti stabiliai veikiančias, pelningas tiekimo grandinės nėra paprastas dalykas. Žiūrėkite, karo pramonė yra ganėtinai pelningas dalykas. Ganėtinai pelningas dalykas. Dabar apie tai kol kas mes nekalbame, kadangi mums visiems reikia. Pagrindinis uždavinys yra kuo daugiau gaminti. Aš tik priminsiu jums vieną skaičių, kuris yra labai svarbus. Ukrainiečiai per mėnesį sunaudoja 240 000 šaudmenų, artilerijos šaudmenų. Ar ne? Vokietijos pramonės metinis pajėgumas 440. Suprantam, apie ką šnekam? Ta prasme, kiek reikia Europai pasirūpinti, pasiruošiant galimai bet kokiai ateičiai. Nes tie, kas negalvoja apie savo saugę ateitį, negalvoja apie nieką.
atleiskite. Mano tokia būtų frazė, ar ne? Bet dabar mes nekalbame apie tą pelningumą, kuris yra didžiulis, kaip ir pamiršom šiek tiek apie energetikos sektorių, kuris buvo dirbtinai dirbo, nežinau, pelningumas matyti 120-200% ir panašiai. Lietuva su Švedija taip ir nesusitarė, ar ne? Girdėjome tam tikrus pasakymus ir panašiai, matyti, kai kas čia žino ir daugiau apie tos dalykus, bet tiek to. Tai aš nemanau, kad tai yra pagrindinė problema mums dabar galvoti, kad dar gali būti kažkoks dalykas. Infliacija ir tiekimo grandinės mus kaip reikalas prispaudė. Iš tikrųjų, neįspręsta problema pačioje ES viduje. Ir aš turiu pripažinti, kad Lietuvos vartotojai kenčia nuo tai daug daugiau negu vidutinis europietis. Mes mokėjome didžiulės energetikos kainas ir dabar mokame didžiulę infliacinę kainą. Supratom, ačiū. Paskutiniam klausimui sutarkime, kad galėsit užduoti, bet europarlamentarai greit nepabėgs, matyt, sutiks, jeigu turėsit dar kažką pasiteirauti. Ačiū. Europa po karo turės Ukrainą kaip narę. Kaip jūsų manimų tai pakeis pačią Europos Sąjungą? Iš biudžeto pusės, iš ekonomikos pusės, kas pasikeis ir ar Europos Sąjungos šalis yra pasiruošusios ypatingai dėl biudžeto, nes aš kaip suprantu, jeigu Ukraina bus priimta dabartinėje struktūroje, Ukraina bus vienintelė kaip biudžeto kaip gaus paramą pagrindinę. Kelias mintis galiu pasakyti, kadangi toj srity šiek tiek dirbu, tai reikia įsivaizduoti, kad visos ES šalis moka ES katilą vienodai, po 1,5% nuo savo bendro vidaus produkto. O atgal gauna pagal tai, kaip šalis gyvena, koks šalies gyvenimo lygis. Jeigu šalis gyvena iki 75% ES vidurkio, jos gauna daugiausia, šalis, kurios gyvena virš 100% vidurkio, jos gauna mažiausia. Jos įneša daug, bet gauna atgal mažai. Tai lygiai tie patys principai galioja tom šalim, kurios kartu su Lietuva stojo 10 šalių, kurios paskui Kroatija stojo ir toliau tie patys principai apie jų keitinėjimą, bet yra kitas dalykas, kaip tuos gavusius pinigus, kaip planuotus pinigus sugebės paimti ir panaudoti, kad būtų nauda tai šaliai. Ne tik tai, niekas Europos pinigų nedalina, kad tu imt milijardą, tu pusę, yra tau limitas duotas, bet tu turi pateikti programas, turi įrodyti, turi įgyvendinti ir atsiskaityti, kad tu viską padarėjai ir 5 metus esi kontroliuojamas. Taip, Ukraina yra didelė šalis, didelė našta, jai reikės daug padėti, bet jau tos 10 šalių, kurios stojom, pavyzdžiui Lietuva, jeigu kai stojom, mūsų buvo 40% ES vidurkio, bendras vidaus produktas, dabar jau virš 80%. Pone Ropė, iš karto ponas Kubilius. Mes jau tampam paramos davėjai. Ponas Kubilius norėjo sureaguoti jūsų žodžius apie tai, kad Ukraina bus našta. Jo, tai aš kažkaip man tas užkliuvo iš karto. Ir be abejo, tokio požiūrio yra Europoje. Ir aš manau, ir čia vėl mūsų uždavinys yra ir savo leksikoje, ir savo mintimis tokį požiūrį įveikti. Padėti Europai įveikti. Ukraina bus ne našta, bus didžiulis privalumas pačiai Europai. Jau Bronius čia pasakė, aš pasakysiu tiksliai skaičius. 99 metais Lietuvos BVP per capita vienam gyventojui pagal perkamąją galią buvo 36% ES vidurkio. Dabar lygiai tiek pat Ukraina yra. Mes dabar jau viršėm 90%, aplenkėm ir portugalus, ir graikus, ir svarbiausia estus 1%. Tai čia pats svarbiausias dalykas. Tai įsivaizduokim, Ukraina tampa ES nariai ir įsilieja į bendrąją rinką, kas ir buvo mūsų, taip sakant, viso augimo variklis. Koks potencialas Ukrainos ekonomikos? Su didžiuliam natūraliais resursais, visokių metalų, naftos, dujų, ko tik nori. Pramonės visas potencialas. Tai į Europą ateina labai stiprus potencialas, dabar neišnaudotas, bet kuris išsivystys. Ir čia vėlgi yra didžiulės galimybės. Tai ne našta, o galimybės ateina. Supratom. Ir kadangi laikas jau visai išseko, patį paskutinį klausimą. Gal mes šiek tiek globaliau kalbėjome apie Europos ekonomiką po karo, kas čia kaip bus, bet ką tai reikš kiekvienam? Marija iš Salamankos, nežinau, Katažina iš Gdynės, Petrų iš Pakruojo. Labai trumpai, glaustai, nes jau turėtumėm bėgti ir palikti sceną. Tai, ponia Olekai, jūs tuomet pradėkit. Na, aš manau, kad atsiverks didesnės galimybės. Mes visi atsimenam, kai buvom uždaryti
čia tokios spygliuotom vėlom, dabar galim keliauti po visą Europą ar darbuotis, ar studijuoti, ar investuoti, tai turėsim dar vieną didelę teritoriją, draugišką Lietuvai, ypatingai draugišką, kur galėsim save realizuoti ir kur galėsim pasinaudoti tą naudą, kurią atveria šios galimybės. Ačiū, ponia Auštrevičiau, jūs tuomet. Visa laimė, kad yra tokios vakarų organizacijos kaip ES ir NATO, mano pirma išvada. Nebūtų jų, tai mes nežinotumėm, ką daryti, kur bėgti ir kaip gyventi. Po karo neįmanoma, žinokite, bus gyventi taip, kaip mes gyvename dabar, aš kalbu ES, jeigu tokias politikas vesti. Ukrainos dirbama žemė, ploto atžvilgių prilygsta dabartinėje ES esančiai dirbamai žemiai. Kitaip tariant, visas ES žemės ūkio biudžetas gali būti panaudojamas tenai ir klausimas, iš kur, ar bus daugiau pinigų, ar mes pakeisime pinigų skirstimo mechanizmą. Greičiausiai pakeisime tvarką, kaip skirstomi pinigai. Ir mano trečias dalykas, žinokit, nereikia žinoma karo žmonių gyvenime, kad pakeisti mūsų gyvenimus. Karas yra pats blogiausias kraštutinė priemonė, ar ne? Ukraina, žinoma, bus kitokia. Ir didžiausia Ukrainos problema, mano manimu, bus demografija. Iš 40 kelių milijonų, jinai greičiausiai taps 30 kelių milijonų valstybė. Kaip jinai apsisuks ir kaip šitas dalykas paveiks žmonių dar sąmonės ir panašiai. Bet, žiūrėkite, žiūrint į Lietuvos ekonomiką, kaip mes džiaugiamės dabar čia esančiais ukrainiečiais. Mums tai yra iš tikrųjų Dievo dovana, vos ne, aš taip sakau, ar ne, galimybė. Galbūt tie žmonės dalis pasiliks, galbūt keliaus tarp mūsų valstybių ir panašiai. Bet tai dar vienas tiltas, kuris sutvirtins Lietuvos ir Ukrainos santykius. Ir tai yra labai gerai. Puiku. Pane Ropė, jūs irgi tarkit žodį ir po to. Na, iš tikrųjų, turbūt mes visi norim, kad greičiau karas baigtųsi ir kad greičiau Ukraina taptų laisva valstybė ir kad visi kartu galėtumėm tą valstybę, sakykime, prikelti ir kartu draugiškai gyventi. Ir visiškai mums turbūt aišku, vakarinė pusė ta pati, sakykime, Kroatija, Slovenija, kurios irgi turėjo ne per seniausią problemų, bet šiandieną šalis, su kuriomis galima ateitį kurti. Ir mes tikrai linkim, kad Ukraina pasiliktų demokratinė ir greičiau pasibaigtų šitos nesąmonės. Na ir ponia Kubiliau, finalizuokite. Kaip viską matot? Po karo pats svarbiausias dalykas bus taika. Ir ilgalaikė taika. Ir ilgalaikė taika priklauso nuo to, ar šis karas atneš teigiamų permainų ir Rusijoje. O teigiamos permainos Rusijoje gali ateiti tik tada, jeigu vakarai šiandien nebijos investuoti į Ukrainą, į jos karinį pajėgumą, į jos geopolitinį pajėgumą, jos tapimas NATO ir ES narė. Štai kur yra tas ilgalaikis tikslas. Tai aš tikiu, kad jį tikrai galima pasiekti, nebus lengva, bet jeigu mes kalbam apie Europą po karo, tai mes turėkime omeny, kaip ta Europa turi atrodyti. Jinai turi tapti vėlgi tvarios taikos kontinentų, o ne su pastovia grėsme čia pat kaiminystė, ar tai būtų Rusija ar Baltarusija. Ačiū Jums, ačiū ir visiems dalyvavusiems, tikiuosi buvo naudinga, įdomu ir iki kitų susitikimų.